Sveiki, mieli draugai, partneriai, bendraminčiai iš Bulgarijos. Šiandien su jumis esu aš, Julija Korobova, gydytoja 3 kartoje. 30 metų užsiimu integracinę mediciną, holistinę mediciną, kuri numato visapusišką požiūrį į žmogų. Savo praktikoje naudoju homeopatiją, homotoksikologiją, bioenergetinę terapiją. Homeos energiją ir žinoma tradicinės kinų medicinos metodus sveikatos atkūrimui ir palaikymui. Maždaug prieš 30 metų Kinijoje buvo įgyvendintas unikalus valstybinis projektas. Pirmą kartą pasaulio istorijoje technologijų vystymosi srityje susijusioje su biologiškai aktyvių priedų gamyba prasidėjo visiškai naujas etapas. Tai yra skystų, koncentruotų preparatų gamyba iš aukštesniųjų grybų ląstelių turinio. Jie kitaip vadinami greito veikimo bioimunoenergetiniais reguliatoriais. Šie grybai yra gerai žinomi Kinijos farmakopėjoje. Tai yra kiniškas kordycepsas, lindžiganoderma, šiitake kvapnusis grybas ir kericijus, liūto karčiai. O Kinijos mokslas, naudodamas šiuolaikinės technologijas, tokias kaip vakuuminis koncentravimas ir ekstrakcija iš grybų ląstelių turinio, superkritinė ekstrakcija, aukšto efektyvumo, koloninė chromatografija, vakuuminis koncentravimas, esant žemoms ir aukštoms temperatūroms, leido sukurti nematomas pagal greitį ir efektyvumą naujos kartos biologiškai aktyvias priedus. Kodėl tai taip unikalu? Nes gamyboje naudojama unikali receptūra, pagrįsta tradicinė kinų medicina. Originali receptūra, kuri priklauso korporacijai. Vieda tai aukštos kokybės. Unikali žaliava tai yra aukščiausios kokybės grybai, naudojamas ne tik grybų micelis, bet ir vaisiakūnis bei sporos. Ir žinoma aukštųjų technologijų gamyba su unikalia kontrolės ir kokybės sistema bei unikaliomis technologijomis. Todėl rezultatas yra visiškai unikalus produktas, kuris yra natūralus ir efektyvus. Ir šis produktas daro sisteminį poveikį organizmui, leidžiantį labai greitai reguliuoti visų organizmo sistemų darbą. Tokios sistemos kaip imuninė sistema, hormoninė sistema, nervų sistema. Ir, žinoma, pagrindinė medžiagų apykaita tai baltymų, riebalų, angliavandenių ir mineralų apykaita. Ir palyginti su kitais produktais iš sausų formų, sausų preparatai, kurie naudojami eliksyrų pavidalu, pasižymi labai dideliu efektyvumu ir greitu veikimu. Kalbant apie tradicinę kinų mediciną, pagrindiniai jos tikslai yra pasiekti nemirtingumą ir ilgaamžiškumą, bei išgydyti pacientą dar prieš atsirandant ligai. Senovės Kinijoje gydytojai gaudavo atlyginimą už tai, kad jų globotiniai nesirgdavo, o esant kokiai nors ligai, iš kinų medicinos gydytojo atlyginimo būdavo atimamos lėšos, kurios buvo skirtos paciento gydymui. Todėl pagrindinė kinų medicinos užduotis buvo užkirsti kelią bet kokiai ligai ir neleisti jai vystytis. Ir testuojant vegetatyvinio rezonanso testų skystas formas, eliksyrus, tai ką naudoju savo praktikoje.
Šis testavimas parodė aukštą Vieda korporacijos preparatų biologinį prieinamumą, taip pat įrodymą, kad jie veikia bet kokį organizmą, nes apima kelis veikimo būdus. Tai yra procesų reguliavimas organizme, organizmo valymas, virškinamojo trakto valymas, skystų terpių valymas, limfos valymas, kraujo valymas. Ir gyvybiškai svarbių organų valymas, taip pat papildymas būtinomis maistinėmis medžiagomis, kurios užtikrina pilnavertį organizmo darbą. Norėčiau pasakyti apie ligų priežastis to žmogaus požiūrių iš tradicinės kinų medicinos perspektyvos. Svarbiausia, apie ką kalba tradicinė kinų medicina, yra tai, kad bet kokia liga, kurią mes nagrinėtume, ir tarkime, kokioje stadijoje ta liga bebūtų, iš tradicinės kinų medicinos perspektyvos, pagrindinė priežastis yra energijos C ir kraujo trūkumas. Tai yra, jei organizme trūksta C, tai yra sąvoka naudojama tradicinėje kinų medicinoje, tada organizmas neturi išteklių ir potencialo, kad galėtų atlikti savo funkcijas. Atsiranda organizmo disbalansas. Ir šioje aplinkoje atsiranda simptomai, kuriais organizmas rodo, kad yra tam tikri sutrikimų procesai, susiję su C ir kraujo trūkumu. Ir dėl to sutrinka Im ir Jan balansas. Tai yra pagrindinės sąvokos kinų medicinoje, kurias jie naudoja savo diagnostikoje. Ir šis C ir kraujo trūkumas, balanso sutrikimas, dažnai sukelia C ir kraujo judėjimo sutrikimus. Tai, ką mes vadiname bloku sąstoviu. Ir tai taip pat turi savo simptomatiką. Ir šis citrūkumas dažnai sukelia blokus, sąstovius cikūne. Ir tai skatina patogeninės C prasiskverbimą į organizmą arba patogeninės C pasireiškimus iš organizmo vidaus. Todėl pirmoji užduotis, kurią turi atlikti unikalus sisteminio veikimo preparatai, yra pirmiausia sureguliuoti vidaus organų darbą ir papildyti C energiją. Nes jei C pakanka, organizmas turi resursų susidoroti su reguliavimo procesu viduje. Kitas žingsnis - pašalinti sąstovius, išvalyti kūną ir protą bei aprūpinti kūną reikalingais maistiniais komponentais. Todėl bet koks procesas, kuris atsiranda organizme, turite gerai įsivaizduoti, kad tai yra resurso trūkumas, kad susidorotumėte su kokia nors liga. Iš čia kyla puikių produktų, vadinamų eliksyrais su bioimunoenergoreguliaciniu poveikiu, svarba ir reikšmė. Kodėl? Nes tai daro poveikį kūnui su aukštu biologiniu prieinamumu reguliuojama organizmo apsauginių jėgų, imuniteto veikla, atkuriama žmogaus energija. Todėl jie vadinami bioimunoenergoreguliatoriais. Dabar išsamiai išnagrinėkime kiekvieną produktą. Produktai su akcentu reguliacija. Kokie produktai priklauso šiai grupiai? Visų pirma, tai žinoma, eliksyras, kuris yra prieš jūs eliksyras. Šis eliksyras, kurio sudėtyje yra kelvių rūšių grybų. Visų pirma, tai kordycepsas. Be abejo, tai Ganoderma lucidum, linži ir, žinoma, šiitake. Lentinus, ėdodas maistingas, aromatingas grybas, kuris yra tam tikroje proporcijoje ir dėl aukštųjų technologijų gavimo, o gavimas būtent tų maistingųjų komponentų, kurie yra,
grybo ląstelėse. Kadangi jei mes sausame pavidale pradedame duoti žmonėms tiesiog grybus, organizmo gebėjimas suskaidyti kietą grybo apvalkalą ir pasiekti jo turinį yra labai mažas. Todėl tokio vartojimo biologinis prieinamumas yra labai mažas. Eliksyruose dėka aukštųjų technologijų pasiektas labai aukštas naudingųjų komponentų esančių grybo ląstelėse biologinis prieinamumas. Ir pakalbėkime šiek tiek apie produktus, kurie įeina į sudėtį, tai yra kokia jų vertė ir kuo jie unikalus. Jei kalbame apie kordycepsą, tai kordycepse yra labai daug naudingų sudedamųjų dalių, daug aktyvių medžiagų. Viena iš jų yra kordycepinas, kuris turi priešnavikinį poveikį. Kadangi savo veikimu jis blokuoja, slopina navikus. Jis taip pat veikia virusus ir tokius pavojingus virusus kaip hepatito virusas ir žmogaus imunodeficito virusas. Be to, jis veikia riebalų apykaitą, mažina cholesterolio lygį. Ir šis komponentas, kuris stiprina ir palaiko jam. Kalbant apie kordycepiną, jis turi priešuždegiminį poveikį, tai yra reguliuoja vandens balansą, pagerina limfinės sistemos savybės ir aktyviai veikia tokių gyvybiškai svarbių organų energijos papildymą, kurie užtikrina ilgą tęstinį gyvenimą. Tai yra papildo inkstų energiją. Kalbant apie inkstus, papildymas vyksta pirminės inkstų energijos ir energijos. Ir dėl šios energijos, kuri saugoma dešiniajame inkste, užtikrinamas ilgas ir sveikas žmogaus gyvenimas. Tai ta energija, kurią vaikas gauna iš tėvo sėklos ir motinos kiaušialąstės. Ir ši energija saugoma dešiniajame inkste. Ir dėl streso, dėl sutrikusios ekologijos, dėl daugybės patogeninių veiksnių, dėl įtempto sėdimo gyvenimo būdo, žmogus palaipsniui gali prarasti šią energiją. Tai vyksta ir sergant lėtinėmis ligomis, kai pirminė energija, kuri yra ilgo sveiko gyvenimo garantija, išsenka. Taip pat tai yra nesveikas gyvenimo būdas, dėl kurio sutrinka žmogaus bioritmai. Kadangi pagrindinė energija atsistato pilnaverčio miego metu tam tikrų laikų, tai yra nuo 23 iki 5 valandų ryto, kai ši energija atsistato inkstuose. Štai šiuolaikiniai žmonės, esant dirbtiniam apšvietimui, praranda gebėjimą turėti stiprų pilnavertį miegą, kurio metu atsistato energija. Ir jau jaunimas, nuo ankstyvo amžiaus, prarasdamas šią energiją, turi daugybę lėtinių ligų, sumažėjusi imunitetą ir sutrikusias gyvybiškai svarbių organų funkcijas. Taigi kordycepsas padeda atstatyti energiją ir pirminę inkstų, plaučių, lūžnies, kepenų ir širdies energiją. Tai yra visi organai, kurie yra rezervuaras arba baterija, dėl kurios mūsų organizmas egzistuoja ir pilnavertiškai veikia. Be to, kordycepsas turi kordycepsinę rūgštį, kuri taip pat turi unikalią savybę reguliuoti riebalų apykaitą, mažina cholesterolį, stiprina kaulus ir raiščius, mažina intrakranijinį spaudimą ir turi stiprinantį poveikį imuniniai sistemai. Ir žinoma, reikia paminėti polisacharidus, kurie yra vertingas kordycepso komponentas.
Jų unikalumas slypi tame, kad jie veikia limfocitų, pagrindinių imuninės sistemos ląstelių funkciją, skatina jų brendimą ir daro stiprų poveikį imunitetui, taip pat veikia riebalų ir angliavandenių apykaitą, reguliuoja cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje. Tai yra tos pavojingos ligos, kurias turi šiuolaikinė visuomenė. Tai, kas susiję su ateroskleroze, insultu, infarktų ir cukrinio diabeto prevencija. Adenozinas, vienas iš kordycepso komponentų, yra energinė medžiaga, turinti antibakterinį, antivirusinį poveikį, kuri apsaugo nuo trombozės, tai yra trombų susidarimo kraujotakos sistemoje, kuri veikia aktyvų kolageno sintezę ir stabdo senėjimą bei skatina stiprią audinių regeneraciją. Todėl kordycepso skyrimo indikacijos yra sutrikimai susiję su procesais plaučiuose. Yra uždegiminiai procesai ir sąstingio uždegimai plaučiuose, nes jei plaučiuose trūksta energijos, atsiranda procesai susiję su plaučių barjerinių funkcijų sutrikimu. O kinų medicinoje plaučiai yra veiči apsauginės energijos, kuri yra išorėje šaltinis. Kadangi plaučiai, oda ir storasis žarnynas yra viena sistema, jie priklauso metalo elementui, sausumos stichijai. Ir žinoma, kai sutrinka plaučių energetika, pagrindinis šio elemento energijos šaltinis. Sutrinka apsaugos funkcijos ir bet koks patogeninis veiksnys sutrikus veiči lengvai prasiskverbia į organizmą. Tai tokie veiksniai kaip vėjas, šaltis, kurie susiję su prasiskverbimu per išorinių meridianų taškus per odos taškus. Todėl kordycepsas stiprina plaučių energiją. Ir tai yra natūrali bet kokių plaučių. Ir viršutinių kvėpavimo takų ligų profilaktika taip pat susijusi su noserykle, gerkle, trachėja, bronchais ir žinoma pačiais plaučiais. Kordycepsas taip pat papildo inkstų energiją. Jau kalbėjome apie inkstus. Žinoma, maitina blužnį. Blužnis kinų medicinoje priskiriama žemės elementui. Tai tas elementas, kuris susijęs su maitinamosios papildymu. Tai blužnis, kasa ir skrandis. Ir atsako už mūsų organizmo gleivinių būklę. O gleivinė taip pat yra barjeras, vidinis barjeras virusų, bakterijų, svetimų alergenų prasiskverbimui. Todėl nuo to, kaip veikia blužnis, priklauso mūsų vidinis imunitetas. Ir žinoma, kai kordycepsas stiprina blužnį ir kasą, tai veikia ir imuninę sistemą, tai veikia maistinių medžiagų įsisavinimą ir energijos papildymą mūsų organizme. Todėl, jei kalbame apie ligas, žinoma, visada turite kalbėti, nesvarbu kokia liga, jei yra bet kurio organo, pavyzdžiui, plaučių, blužnies, inkstų, kepenų ar širdies energijos trūkumas, mums visada reikia rasti tą junginį, kuris yra mūsų nuostabiame eliksire. Tai yra, čia yra visi komponentai, kurie leidžia maitinti energiją iš karto daugybei organų. Tai reiškia, kad tai yra tas unikalus, nuostabus eliksyras, todėl jis vadinamas gyvenimo eliksyru, jaunystės eliksyru, kuris maitina ir reguliuoja visus organus vienu metu. Ir nesvarbu, koks sutrikimas, kokia liga ūmi ar lėtinė, ar jau sunki, kai yra sunkus pažeidimai, daugelypiai energijos organų ir sistemų pažeidimai. Šis unikalus, nuostabus produktas, kuris leis pakelti energijos lygį ir padėti organizmui susidoroti su esamais sutrikimais. Jei kalbame apie inkstus, tai žinoma, inkstai yra tas unikalus organas,
kuris atsako už vidinį jis vadinamas inkstais, amžino palaimos, amžino gyvenimo organu. Mūsų gyvenimo trukmė, žinoma, yra ir pirminė energija, tai kas susiję su urogenitalinė zona, genetinės informacijos perdavimu, būsimos kartos sveikata. Tai, kas veikia lytinę funkciją vyrams ir moterims, mažojo dubens organus. Vyrams urogenitalinė zona. Štai. Jei kalbame apie inkstus kaip unikalią sistemą, kuri reguliuoja visą hormoninę sistemą mūsų organizme ir labai dažnas problemas su skydliaukės funkcijos sutrikimais moterims, vyrams mažesnių mastų. Tai, kas susiję su autoimuninėmis ligomis. Tai žinoma pirminės energijos trūkumas inkstuose. Energijos reikalauja neatidėliotino šio resurso papildymo, tam, kad pradėtume reguliuoti ir papildyti. Normalizuoti hormoninės sistemos darbą. Be to, kordycepsas, kuris yra eliksyro sudėtyje, yra natūralus antibiotikas. Todėl visos uždegiminės ligos, įskaitant lėtines, jei vėl kalbame apie inkstus, tai inkstai kontroliuoja kaulų čiulpus, o jie padeda gaminti kraują. Chemopoezės funkcijos, tai yra kraujo gamyba, dažnai sutrinka dėl tokių poveikių kaip radio ir chemoterapija. Ir naudojant šį eliksyrą sumažinamas ne tik radio ir chemoterapijos poveikis, bet ir atkuriamos imuninės sistemos funkcijos, kas yra labai svarbu žmonėms, kurie jau gauna tokią terapiją onkologinių ligų atveju, kuri turi žalingą poveikį radio, chemoterapijai ir kaulų čiulpų funkcijai, tai kas susiję su kraujo gamyba. Žinoma, tai ne tik naudojimo šioje situacijoje, bet ir šių ligų atsiradimo prevencija. Nes kordycepsas yra vienas iš veiksnių, kuris dalyvauja imuninėje reguliacijoje. Vaikams dažnai pasireiškia sloga ir kosulys, kurie dažniausiai susiję su sutrikusia blužnies, kasos ir skrandžio funkcija. Tai yra susiję su gleiviniu imunitetu. Ne tik plaučiai papildo energiją, bet ir blužnis bei kasa. Ir vaikams, kurie dažnai turi problemų su sloga ir kosuliu, taip pat labai naudinga naudoti eliksyrą kartu su tokiais produktais kaip liuvėjai arbata. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Ir vaisių pasta rožė meigui pasta, kuri papildo gleivinių barjerinės funkcijas. Padeda stiprinti vaikų organizmą. Kaip jau minėjau, kordycepsas labai aktyviai veikia nespecifinį imunitetą. Ir turėdamas priešuždegiminį poveikį, kuris stiprina inkstus, jis taip pat yra veiksmingas autoimuninėms ligoms gydyti. Kadangi inkstai kontroliuoja imuninę sistemą, tai taip pat apima ir antinksčius, kurie, kordycepsas stimuliuoja antinksčius ir skatina tų hormonų gamybą, kurie reguliuoja priešuždegiminę funkciją organizme. Kordycepsas taip pat, kadangi jo vystymosi ciklas vyksta aukštikalnėse, kur labai žemos temperatūros ir mažai deguonies turinti atmosfera, taigi šio grybo gebėjimas išgyventi sunkiomis sąlygomis ir komponentas, vadinamas adenozimu, leidžia produktams su kordycepsu padidinti atsparumą deguonies trūkumui ir fiziniam krūviui, kas yra labai efektyvu tiems žmonėms, kurie kenčia
nuo deguonies trūkumo audiniuose. Tai taikoma sergant išemine širdies liga, širdies pažeidimais arba žmonėms, kurie yra kalnuose, sportininkams, susiduriantiems su deguonies trūkumu esant dideliam fiziniam krūviui arba keliaujant į kalnus. Dėl poveikio kaulų čiulpams ir blužniai kordicepsas turi priešnavikinį poveikį, o jo naudojimas priklauso, eliksyro dozė priklauso nuo organizmo intoksikacijos. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Jau minėjau, kad jis mažina cholesterolio lygį, naudojamas esant bet kokioms lėtinėms ligoms. Tai yra visada palankiai veikia šlapimo ir lytinę sistemą. Taip pat veiksmingas esant nevaisingumui, impotencijai. Ir turi atjauninantį poveikį. Kūgi jau reikia pradėti tuo metu, kai energija išsenka ir senėjimo procesas vyksta labai aktyviai. Todėl, kaip matote, koks platus šio nuostabaus, puikaus produkto veikimo spektras. Ir žinoma, kyla klausimas, kaip geriausiai naudoti kordicepsą. Kaip vartoti kordicepsą kartu su lindžirniais ir šitake grybais? Bet pakalbėkime dar šiek tiek apie lindžį, nes lindži taip pat yra unikalus grybas, kuris įeina į šį eliksyrą. Jis dar kitaip vadinamas nemirtingumo grybų arba imperatoriškuoju grybu arba ganoderma arba reiši. Jis priklauso pintinių šeimai. Ir Thyme farmakopėjos požiūriu lindži yra vertingesnis nei ženšenis. Todėl Kinijoje jis dažnai vadinamas dieviška žole, vadinamas ilgaamžių žole arba žole suteikiančia amžiną jaunystę. Kodėl taip? Todėl, kad tradicinės kinų medicinos požiūriu Thyme, lindži, unikalių būdų pripildo energijos visus 5 jim organus. Tai yra, jis vienu metu maitina ir širdį, ir plaučius, ir blužnį, ir inkstus, ir kepenis. Ir todėl tai labai vertinga istorija, nes gamtoje nėra nė vieno augalo, kuris vienu metu maitintų visus 5 jin organus, mūsų pagrindinius kūno akumuliatorius, vienu metu. Kinų medicinoje manoma, kad jei žmogus ištisus metus nuolat vartoja lindžin, jam niekada neįsivystys onkologinės ligos. Tai yra genai atsakingi už onkologinių procesų aktyvavimą, tiesiog neaktyvuojami dėl tokių reguliuojančių lindži veiksmų. Todėl pirmasis lindži naudojimo rodiklis yra onkologinių ligų profilaktika ir gydymas. Antrasis rodiklis yra tas, kad jis gerai veikia nervų sistemą, maitindamas visus tankius organus, kai nervų sistema yra išsekusi. Ir kompanijoje Viveda lindži yra išleidžiamas kaip atskiras produktas kaip reguliatorius. Štai šie 2 reguliatoriai. Tai yra Forte lindži, dar vadinamas lindži smegenų kapsulėmis. Taigi tai yra onkologinių ligų profilaktika. Tai yra tankių organų mitybos stiprinimas ir nervų sistemos reguliavimas. Ir todėl tai labai aktyviai naudojama esant nemigai, tai yra pagrindinė priemonė esant neurastenijai lindži. Taip pat, jei kalbame apie vidaus organus, tai gydant bronchų astmą ir lėtinės plaučių ligas, bet kokias, ypač kai yra mažai skreplių. Ir kai yra dusulys bei dusinantis kosulys. Taip pat lindži, kaip ir kordicepsas,
Naudojamas esant lėtinėms kepenų ligoms, cirozei ir hepatitui, taip pat kaip veiksminga priemonė insultų ir infarktų vystymosi prevencijai. Ir kai jau įvyko insultas ar infarktas dėl kraujo tiekimo nepakankamumo, tai yra išeminiai procesai, tuomet jis yra veiksmingas greitam atsigavimui. Ir linži kartu su eliksyru aktyviai dalyvauja šiame procese. Taip pat linži, kaip ir kordicepsas, naudojamas esant regėjimo sutrikimams ir linži ilgą laiką vartojimo metu sustabdo regėjimo pablogėjimą. Taip pat linži naudojamas esant bet kokioms lėtinėms ligoms ir organizmo atsigavimui po bet kokios ūmios būklės siekiant užkirsti kelią perėjimui į lėtinę būklę. O kaip tada naudoti šiuos produktus? Ir pakalbėkime pirmiausia apie eliksyrą. Kadangi tai yra 2 reguliatoriai, mes aptarsime, kaip geriausia juos naudoti. Na, žiūrėkite, esmė ta, kad o naudojimas priklauso nuo to, ar situacija yra ūmi ar lėtinė. Ar mes profilaktiškai gydome ligą, ar jau naudojame tada, kai yra lėtinė liga, paūmėjimo fazėje, kad ją pervestume į remisiją. Ir tada pakalbėkime apie tai, kaip gerai vartoti šį produktą įvairiais amžiaus periodais. Tai yra kokiame amžiuje, kokiamis dozėmis naudoti. Jei kalbame apie ūmes ligas, tai yra ūmes virusinės ligas, adenovirusus, gripą, tai gali būti vienkartinis arba dvigubas eliksyro vartojimas kas 2 valandas po pirmosios dozės vartojimo. Ir tai gali būti pakankamai didelė dozė, kad suteiktų imuninį postūmį sistemai priešintis patogeninėms energijoms, virusams ar bakterijoms, kurios pateko į organizmą. Ir dozė tada gali būti nuo 15 iki 30 ml, tai yra nuo 15 iki 30 ml ir tai gali būti naudojama kas 2 valandas. Iki 4 2-4 buteliukų per dieną priklausomai nuo to, jei tai suaugęs žmogus, siekiant užkirsti kelią patogeninio agento įsiskverbimui ir mobilizuoti imuninę sistemą, kad jis susidorotų su šia užduotimi. Jei kalbame apie LR ligas, tokias kaip angina, sinusitai, otitai, tai galima naudoti produktą taip pat ūmioje situacijoje, tai naudojame eliksyrą 10, 14, 21 dieną tam, kad įveiktume infekciją su savo imuninėmis jėgomis ir atkurtume organizmą, sureguliuotume organizmą ir pašalintume patogeninės energijas iš organizmo. Šiuo atveju mes naudojame eliksyrą 15 ml 30 minučių prieš valgį, ryte, prieš pusryčius ir prieš vakarienę iki 1 buteliuko. Ryte 30 minučių prieš valgį ir vakare 30 minučių prieš valgį. Reikalas tas, kad produktai yra labai aktyvūs ir jei laikotės rekomendacijų, kurios parašytos ant mūsų pakuočių, čia nurodyta, kad reikia vartoti pilną buteliuką. Ir taip rekomenduoja Kinijos specialistai.
Reikalas tas, kad eliksyras yra tokioje neįprastoje buteliuko formoje, kuri taip pat turi unikalų dizainą ir formą ir yra sterilioje būsenoje, labai koncentruotoje dozėje, todėl suaugęs žmogus prieš vartodamas produktą turėtų suplakti ir nedidelį kiekį paimti į burną, palaikyti burnoje, nes eliksyro poveikis jau vyksta per burnos gleivinę, įsigeria į kraujotaką, palaikyti burnoje ir nuryti, o likusi dozė jau veikia virškinimo sistemos gleivinę ir jau įsigeria į kraują per virškinimo sistemą. Reikalas tas, kad jei kalbame apie eliksyrus apskritai, jie yra visiškai saugus. Ir mes turime tam tikrų nuogąstavimų savo sąmonėje dėl bet kokio produkto vartojimo. Nes mes, nors ir sakome, kad tai biologiškai aktyvus produktas, tačiau jis nėra vaistas. Tai yra nutriacetik, kuris yra aktyvus ląstelių maitinimas ir reguliatorius. Ir žinoma, jis neturi šalutinių poveikių, kuriuos turi daugelis farmacinių priemonių, kur anotacijose parašyta indikacijos ir kontraindikacijos. Eliksyrų nėra ir bet kokių Forherb Deida kompanijos produktų nėra kontraindikacijų. Yra tik individuali reakcija į produkto naudojimą. Kodėl? Nes kiekvienas produktas yra unikalus diagnostikas. Naudojant produktą, kai tik į organizmą patenka energija, organizmas būtinai diagnozuoja, kokiame lygyje, kuriame organizmo skyriuje yra sutrikimų. Ir tai visada pasireiškia tam tikrais simptomais, kuriuos mes dažnai vadiname paūmėjimu. Dėl produkto naudojimo pagerėjimo arba reakcija į pagerėjimą. Nes tai yra ta diagnostinė reakcija, kuri parodo, kuri sistema, organas yra susilpnėjęs. Ir todėl nėra nieko baisaus, jei vartojate, kaip manote, šiek tiek didesnę dozę ar ne. Reikalas tas, kad mes nekalbame apie tai kaip apie vaistą, bet kaip ir bet kurį aktyvų produktą iš pradžių. Vis dėlto rekomenduojame pirmuosius kelis vartojimus atlikti mažomis dozėmis. Jei tai suaugęs žmogus, tai yra 5 ml ir tada tą kiekį, kuris yra buteliuke, galima paimti ne tik per šiaudelį, bet ir švirkštų, tokiu kiekiu, kokio mums reikia. Jei tai kiekis, o 5 ml, tai mes galime paimti švirkštų 5 ml kiekiu. Štai. Ir toliau didinti kiekį iki to būtino kiekio, kuris reikalingas efektyviam poveikiui organizmui. Tai gali būti 5, 10 ml, 15 ml iki pilno buteliuko vienam vartojimui. Kas tiesą sakant ir numatyta ant dėžutės anotacijoje, kurią rekomenduoja tradicinės kinų medicinos specialistai. Tai yra, jei tai yra LVO patologija, mes galime pradėti nuo 5, laikydami burnoje, tarsi skalaujant gleivinės burnos ertmes ir po to nuryjant tirpalą. Jei tai darote ryte, geriau pirmiausia praskalauti burnos ertmę, išgerti nedidelį kiekį šilto vandens, kad išvalytumėte burnos ertmę ir po to vartoti eliksyrą. Tas pats taikoma ir širdies bei kraujagyslių sistemos ligoms. Jei žmogus serga ateroskleroze, koronarinės širdies ligos skleroze, krūtinės angina, išeminė širdies liga, širdies ritmo sutrikimais,
Žinoma, hipertenziją reikia vartoti, jei tai pirmasis vartojimas, pradedant nuo 5 ml, tada 15 ml 30 minučių prieš valgį arba visą buteliuką ryte 30 minučių prieš valgį. Bet jei žmogus blogai miega, jaučiasi išsekęs, ryte trūksta jėgų, galima vartoti prieš miegą nuo 21 iki 22 valandos. Tai aktyvus trigubo šildytuvo meridianas, kai vyksta neuroendokrininės sistemos reguliavimas, tai leis vakarinio vartojimo metu papildyti energiją, pakelti energijos lygį organizme ir sureguliuoti nervų sistemos darbą bei papildyti inkstų, kepenų ir plaučių energiją. Tie organai, kurie aktyvūs nakties metu. Virškinimo sistemos problemos. Gastritai, lėtiniai pankreatitai, enterokolitai, disbakteriozė. Tada mes taip pat naudojame, bet šiuo atveju bet koks lėtinis procesas, kaip ir širdies, taip ir virškinimo trakto, gali būti nuo 5 dėžučių, nuo 30 buteliukų. Tai yra toks minimalus kiekis, kurį reikia naudoti. O geriau tai daryti per 2-3 mėnesius su pertraukomis. Ir tokius kursus galima kartoti iki 2-3 kartų per metus. Labai gerai eliksyrus naudoti tarp sezonių metu, pereinant tarp žiemos, žiemos laikotarpio, pavasario laikotarpio, tarp rudens laikotarpio. Ir žiemos laikotarpio, kai organizmui reikia pakankamai energijos, kad persitvarkytų į kitą energetinio A funkcionavimo režimą, kai ir Yang energijos labai keičia savo aktyvumą. Tai yra tas laikotarpis, kuris reikalauja iš organizmo papildomų išteklių, kad palaikytų jį geros būklės. Jau sakiau, kad kepenų ligos, taip pat hematologinės ligos, nervų sistemos išsekimas, alerginės ligos, tai ligos, kurios reikalauja kelis kartus per metus naudoti eliksyro kursus nuo 2 iki 3 mėnesių su 1-2 mėnesių pertraukomis. Tam, kad vis dėlto aprūpintumėte organizmą energiją, sureguliuotumėte ir suteiktumėte jam galimybę laisvų laikotarpių tarp priėmimų papildytą energiją panaudoti savireguliacijai, savidiagnostikai, kas taip pat yra būtina. 100%. Pakenkti tuo negalima, galima tik suteikti didžiulę pagalbą. Jei kyla klausimas apie vaikus, eliksyro dozės gali būti kitokios ir eliksyrą galima naudoti naujagimiams, pradedant nuo 1 lašo, kai yra 0,1 ml. Ir tam, kad suprastumėte, ar vaikas yra jautrus, atliekamas odos testas alkūnės linkyje, kai uždedate lašelį eliksyro ir stebite, kaip reaguoja oda. Mes sakome, kad oda yra organas, susijęs su plaučiais ir storąja žarna. Tai iš karto matyti, taip organizmas tai suvokia. Ir tada, jei reakcijos nėra, galima duoti 0,1 ml, tai yra 1 lašelį už kiekvieną gyvenimo mėnesį, pridedant po 0,1 ml. Ir 1 metų vaikui jau galima skirti po 1 ml per dieną. Tai yra nuo 1 iki 2 metų, tai 1-2 ml, nuo 2 iki 3 metų, tai 2-3 ml, nuo 3 iki 5 metų, tai 3-5 ml, nuo 5 iki 10 metų, tai apie 7,5 dalį buteliuko, nuo 10 iki 13 metų, iki 10 ml ir jau po 13 metų iki 15 ml. Ir pasibaigus paauglystės amžiui jau skiriamos suaugusiųjų paros dozės, o maksimaliai
kas rekomenduojama pacientams turintiems sunkių onkologinių ligų, tai iki 120 ml per dieną, tai iki 4 buteliukų per dieną. Vis dėlto dar kartą noriu pasakyti, kad eliksyrų naudojimo trukmė parenkama individualiai, atsižvelgiant į žmogaus būklę. Greito veikimo bioimunoenergetinių reguliatorių poveikį. Tačiau vis dėlto, jei tai, tarkime, lėtinė liga, susilpnėjusio organizmo būklė, naudojimas turėtų trukti ne mažiau kaip 2 mėnesius. Būtina daryti pertraukas ir stebėti žmogaus būklę, kadangi žmonės, kurie pradeda jausti energiją, kai jiems pagerėja nuotaika, padidėja gyvybinė jėga, gyvybinis tonusas, naudojant šį produktą, pagerėja vidaus organų būklė. Ir kai lėtinio proceso paūmėjimas pereina į ilgalaikę remisiją arba kai praeina ūmi liga, jie šį produktą vertina su didžiulė dėkingumu ir gilia pagarba tiems žmonėms, kurie sukūrė ir, taip sakant, išvystė šį unikalų nuostabų produktą. Pakalbėkime dar šiek tiek apie linį. Linį smegenų kapsulės. Ir jūs matote, kad linį smegenų kapsulės jos. Mes jau šiek tiek kalbėjome apie liniją, bet norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie tai, kaip geriau naudoti šį produktą, kokiamis dozėmis, nes jis taip pat yra labai aktyvus diagnostikas. Ir ne veltui jos vadinamos smegenų kapsulėmis, nes daugelis pacientų ar žmonių, kurie pradėjo jas naudoti, dalijosi savo tam tikrais pojūčiais, sakydami, kad netgi buvo jausmas, kad kažkas juda galvoje, tarsi smegenys atsistotų į vietą, pagerėtų regėjimas, pagerėtų dėmesio koncentracija, pagerėtų atminties būklė. Nes iš tiesų jos ir vadinamos linijų smegenų kapsulėmis, nes jos pirmiausia veikia nervų sistemą, kaip jau minėjome, smegenų neuronų darbą, neuromediatorių gamybą prarastų ryšių, neuroninių ryšių, tarp neuronų atkūrimą. Nes be kordicepso, be linijų, kuris yra linijų smegenų kapsulių sudėtyje, čia taip pat yra ir kiniškas kordicepsas. Pakuotėje yra 24 kapsulės. Ir šio produkto naudojimas, žinoma, pagerina nervų sistemos darbą, kognityvinės funkcijas, pašalina protinį nuovargį, sumažina, pagerina dėmesio koncentraciją. Naudojamas esant vegetatyvinėms kraujagyslių sutrikimams, hipertenzijai, regėjimo gerinimui, aterosklerozei, vaikų protinio vystymosi atsilikimui, atminties pablogėjimui, sisteminėms autoimuninėms ligoms, degeneracinėms ligoms, išsėtiniai sklerozei, Parkinsono ligai, stresinėms būsenoms, depresijai ir epilepsijai. Tačiau priklausomai nuo ligos dozės ir vartojimo trukmė gali skirtis. Kaip jau minėjau, onkologijos profilaktika, taip sako Kinijos specialistai, šio produkto naudojimas metus neleidžia onkologinėms programoms būti aktyvioms. Apskritai reikia pradėti nuo vienos kapsulės. Galima vartoti prieš valgį, 30 minučių prieš maistą. Galima vartoti po valgio 30 minučių, po maisto ne anksčiau. Ir gerai naudoti aktyvumo laikotarpiais tų organų
kuriems reikia atskiros paramos. Pagal tradicinę kinų mediciną kiekvienas organas turi savo aktyvumo laiką ir minimalios aktyvumo laiką dar paros ciklą. Ir jei kalbame apie yang laiką, tai yra pirmoji dienos pusė, žmonės, kuriems ryte trūksta energijos, kurie jaučiasi silpni, pavargę, neaktyvūs. Lindži gerai vartoti pirmoje dienos pusėje, pradedant nuo kapsulės ir jei yra susilpnėjusi yin energija. Inkstų energijos trūkumas, tai antroje dienos pusėje nuo 15 iki 19 valandų, ne vėliau, kad nesutrikdytų miego. Tai yra šlapimo pūslės ir inkstų kanalo aktyvumo laikas. Tai yra viena kapsulė ryte. Ir po kurio laiko pridedame dar vieną kapsulę po 15 valandų. Galima palaipsniui didinti dozę iki 2 kapsulių ryte ir iki 2 kapsulių vakare priklausomai nuo to, koks yra sutrikimas. Jei kalbame apie degeneracinius procesus, ilgalaikius sutrikimus, o tuose sutrikimuose, apie kuriuos kalbėjau, tai gali būti naudojama iki 4 kapsulių. Tačiau pirmosiomis dienomis būtina naudoti mažas dozes, nes produktas diagnostikas tikrai apie save praneš ir kad organizmas prisitaikytų prie šios reguliacijos ir galėtų palaipsniui etapais įtraukti jį į savo reguliacijos procesą kapsulę. Galima atidaryti, padalinti ją per pusę ir naudoti iš pradžių pusę dozės, ryte ir vakare, vėliau didinant iki 1 kapsulės, iki 1 kapsulės 2 kartus per dieną, tada iki 2 kapsulių ir maksimalus vartojimas iki 4 kapsulių per dieną. Jei kalbame apie vaikus, tai čia visiškai, taip sakant, kita istorija. Vaikams dozė parenkama atsižvelgiant į amžių ir geriau naudoti ne anksčiau, kaip nuo 1,5 metų. Tai yra iki 1,5 metų nerekomenduojama naudoti, po 1,5 metų iki 3-4 metų. Tai gali būti 1/5, 1/4 kapsulės turinio. Nuo 4 iki 8 metų iki pusės kapsulės 2 kartus per dieną. O nuo 9 iki 12 tai gali būti 1 kapsulė per dieną. Tačiau vis tiek tai yra labai individualu, nes turite stebėti, kaip reaguoja vaikas, kaip jis jaučiasi. Ir stresinėse situacijose moksleiviai gali trumpam laikui naudoti, kad atstatytų nuovargį, nervinį įsekimą, intelektinį įsekimą ir labai gerai pasiruošimui egzaminams stresui sumažinti. Ir energijai atstakyti, kaip sakiau, Lindži atstato visus organus vienu metu. Kas susiję su reguliavimu? 2 produktai. Žinoma, norėčiau dar pakalbėti apie valymą. Valymas tai labai svarbus elementas organizmo darbe. Ir jei kalbame apie valymą, čia yra daugiau produktų. Ir žinoma, apie šiuos produktus turime kalbėti tam tikrų būdų, nes mūsų kūno valymas tai labai svarbus procesas, nes jis neįmanomas be organų energijos atstatymo, apie kurį kalbėjome. Tai yra, nėra energijos, organai neatstatyti. Ir tada valymo procesas neįmanomas. Tai yra, nėra išteklių tam, kad tai įgyvendintume, bet kai mes atstatėme, sureguliavome, žinoma, mes būtinai turime pradėti valymo procesą. Ir čia būtina paminėti produktą, tokį kaip eliksiras Ansinas, kuris savo sudėtyje turi labai svarbių komponentų, leidžiančių išvalyti
skystas organizmo terpės, tai yra gleivinės, limfa, visas vidinės skystas, mūsų kūno terpės, tarpląstelinį skystį ir atstatyti jango organų pralaidumą, kurie turi būti tušti, tuščiaviduriai, pralaidūs ir atlikti savo transporto funkciją. O kokie tai organai? Tai daugiausia virškinimo sistemos organai. Tai yra mūsų virškinimo vamzdis. Turi būti visiškai tuščias ir turi atlikti savo transportavimo funkciją. Jei kalbame apie eliksyrą sansinas, tai yra eliksyras su žalia juostele, vadinamas 4-HB, Sanjin Oral Liquid. Jo sudėtyje yra labai svarbių komponentų, tokių kaip hericijus, ežinis kiautėtas arba liūto karčiai. Grybas, kuris yra unikalus savo savybėmis. Tačiau be to, kad jis yra nootropas, kaip mano mikologai, mes žinome, kad žarnynas, žarnyno nervų sistema, tai pirmoji nervų sistema, kuri taip pat veikia žmogaus nervų sistemos funkciją. Ir mūsų švari gleivinė, sveika žarnyno mikroflora, praeinamos visos, o vidinės virškinamojo trakto vamzdeliai, visi latakai. Ir žarnynas, kuris turi švarę gleivinę. Tai sveiko imuniteto, sveikos mikrofloros ir organizmo gebėjimo apsisaugoti nuo virusų ir bakterijų patekimo į kūną garantas. Dehericijaus, tai yra alavijas kiraso, kuris turi apie 160 aktyvių komponentų. Ir taip pat padeda organizmui kovoti su virusais. Ten yra aloitinas, alaviomicinas, kurie taip pat veikia imunitetą ir vėžinių ląstelių vystymąsi. Alavija stimuliuoja imunitetą, lėtina senėjimo procesus, yra veiksmingas esant vidurių užkietėjimui, todėl padeda išvalyti žarnyną. Tai yra profilaktika nuo onkologinių sutrikimų gleivinėse, polipų susidarimo, divertikulų susidarimo. Taip pat į eliksyro Sanjin sudėtį įeina oligosacharidai. Tai aukštos kokybės vandenyje tirpios maistinės skaidulos, kurios teigiamai veikia virškinimo traktą ir yra maistas naudingoms bakterijoms, naudingoms bifidobakterijoms. Tokį produktą labai gerai vartoti pursais nuo 1 iki 2 mėnesių, 2-3 kartus per metus. Ir jei per metus, tai mažėjančio mėnulio metu per 70 dienų, kai organizmas natūraliai pašalina toksinus, šlakus ir stengiasi atsikratyti nereikalingų komponentų iš savo organizmo. Kaip vartoti? Na, pirminiai vartojimai vėlgi yra po 5 ml tam, kad NMMA organizmas prisitaikė, priprato palaipsniui, didinant iki 10, 15, 30 ml ir būtinai vartoti prieš valgį 30 minučių, prieš pusryčius ir vakarienę, tai yra prieš pusryčius ir prieš vakarienę. Ir jei tai yra pirminis vartojimas per mėnesį, tai ne mažiau kaip 5 dėžutės AIA. 5-7 dėžutės pirminiam vartojimui, o toliau jau kartoti. Kiekvieną mėnesį mažėjančioje mėnulio fazėje. Vaikams dozės turėtų būti mažesnės, kaip jau minėjome, maždaug taip, kaip tai yra eliksyras, mūsų uralo skystis. Jei kalbame apie valymą ir mikrofloros atkūrimą, tai žinoma, turime dar papasakoti apie pasterozę pastą, kuri dar vadinama rožinė pasta. Tai
Vėlgi yra vaisių oligosacharidai, stechiozės ir kiti oligosacharidai, kurie yra maistas naudingai mikroflorai. Jie nėra įsisavinami, nėra virškinami organizmo, yra prebiotikas nuo 0 iki 120 metų ir daugiau. Po arbatinį šaukštelį prieš valgį, jei yra vidurių užkietėjimas, ištirpinant vandenyje, jei išmatos normalios valgio metu, o jei viduriavimas, tai po valgio ryte ir vakare. Jei tai yra nulinis amžius, mažiems vaikams kaip degtuko galvutė, tai yra lašelį ir palaipsniui didinant, kas pašalina vartojimą, taip, kad vaikams dažnai jau būna disbiozė gimimo metu. Tai vaikai, kurie gavo, taip sakant, mikrofloros traumą, kai mama vartojo antibiotikus dėl streso arba jei tai nebuvo. Natūralus gimdymas tai yra tai, kas dažnai pasitaiko. Mažiems vaikams tada jau galima su degtuko galvute, ištirpinant šaukštelyje vandens, duoti mažam vaikui, o rožių pastos kiekis gali būti padidintas jau vaikams nuo 3 iki 5 metų. Pusę arbatinio šaukštelio arbatinį šaukštelį, o suaugusiam po arbatinį šaukštelį, po desertinį šaukštą 3 kartus per dieną. Rožių pastos niekada nebūna per daug. Tai gali būti reguliarus produktas, kuris palaikys mikroflorą tvarkoje, maitins jūsų pačių bakterijas. Nes probiotikai yra menas, dirbtinai įterpiamos. Bifido ir laktobakterijų kolonijos žarnyne dažnai neįsitvirtina. Ir tam, kad nuosavos kolonijos galėtų vystytis prie sienelių, jas reikia maitinti tokiu maistu, kuris leidžia joms vystyti savarankiškai. Unikalus, nuostabus produktas. Ir kinų specialistai sako taip, kad jei jūsų mikroflora pakankama, jei organizmas švarus, tai vartojant rožių pastą, jūsų prakaito kvapas gali būti su rožių kvapu, taip pat kaip ir jūsų organizmas turės gerą reguliarų tuštinimąsi ir žarnynas bus dėkingas už tai, kad vartojate šį nuostabų produktą. Kai kalbame apie valymo sistemą, svarbu atkreipti dėmesį į daugelį aspektų, kurie prisideda prie jos veiksmingumo. Pirmiausia, negalime nepaminėti arbatos, kuri yra žinoma dėl savo gebėjimo suteikti energijos. Mūsų organams arbata ne tik padeda atgaivinti kūną, bet ir skatina įvairių medžiagų apykaitos procesų veiklą, tokių kaip baltymų sintezė, riebalų skaidymas ir angliavandenių apykaita. Be to, ji padeda pašalinti susikaupusius darinius, kurie gali susidaryti mūsų kraujagyslėse ar kanaluose. Šie dariniai, tokie kaip kristalai ar rūgštys, gali turėti neigiamą poveikį mūsų sveikatai, jei jie nėra tinkamai pašalinami. Ypač svarbu paminėti šlapimo sistemą, kurioje šie dariniai gali kauptis ir sukelti įvairias problemas, tokias kaip inkstų akmenys ar šlapimo takų infekcijos. Todėl arbatos vartojimas gali būti naudingas būdas padėti organizmui atsikratyti šių nepageidaujamų medžiagų. Be to, svarbu suprasti, kad valymo sistema apima ne tik fizinį, bet ir cheminį procesą, kuris padeda palaikyti mūsų kūno sveikatą ir gerovę. Tai apima toksinų neutralizavimą, pH lygio reguliavimą ir ląstelių atsinaujinimo skatinimą.
Taigi arbata yra tik vienas iš daugelio elementų, kurie gali prisidėti prie efektyvios valymo sistemos veikimo, tačiau jos vaidmuo yra neabejotinai svarbus ir vertas dėmesio. Be arbatos taip pat svarbu atkreipti dėmesį į kitus veiksnius, tokius kaip mityba, fizinis aktyvumas ir pakankamas vandens vartojimas, kurie visi kartu padeda palaikyti optimalią organizmo būklę. Druskos pavyzdžiui, šlapimo rūgšties tai, kas būdinga podagrai arba nuosėdos jau aplink sąnarius arba tai, kas susiję su sąnarių skysčiais, tai ši dalis ypač padeda druskų tirpinimui ir pašalinimui, tai, kas padeda veikti inkstams, šlapimo sistemai ir gerina sąnarių funkciją. Tai yra nuostabi arbata, kuri pašalina perteklinę šilumą, reguliuoja kraujagyslių pralaidumą. Ji yra gera kraujospūdžio reguliavimui, todėl ją gerai naudoti tiek šaltą, tiek šiltą. Labai svarbi yra šios arbatos užplikimo sistema, jo negalima užpilti verdančiu vandeniu. Reikia apie 85–80 laipsnių. Pakelis užplikomas 3–4 kartus, suteikiant vis silpnesnę koncentraciją dienos pabaigoje iki 19–18 valandų jį reikia naudoti, nes inkstai aktyvūs. Iki 19 valandų, nuo 17 iki 19 aktyvūs. Ir tada, kad neapkrauti organizmo perteklinių skysčių, nestimuliuoti tirpimo ir vandens vartojimo proceso, arbatą geriau vartoti dienos metu, mažomis porcijomis, kad išvalytumėte organizmą. Išimtis kaip ir eliksirams, kaip ir linži, susijusi tik su nėštumu, nėštumo metu, žindymo metu atsargiai, taip pat menstruacinio ciklo metu moterims, merginoms, bet nepadidintų šio ciklo, nes vyksta kraujo klampumo mažinimas, kraujo skystinimas, bet šis ciklas neužsitęstų, šiuo laikotarpiu nerekomenduojama vartoti arbatos. Ir žinoma, iš produktų, kuriuos norėčiau paminėti, kraujo valymui unikalus produktas yra Sieja Činfu, sieja kraujo, či suteikiantis energijos ir darantis ją pralaidžią. Bet jei kompanijoje būtų tik vienas šis produktas, Vivat kompanijai būtų didžiulė padėka, nes tai iš esmės yra išsigelbėjimas žmonėms, širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai, žmonėms kenčiantiems nuo medžiagų apykaitos sutrikimų, sergantiems cukriniu diabetu, hipertenzija. Ir žinoma, unikali šio produkto sudėtis yra ta, kad jo sudėtyje yra fermentas natokinazė. Tai fermentas, kurį rytuose, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje naudoja savo mityboje. NATO žmonės naudoja širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai. Jie turi labai mažą šių ligų procentą. Kaip susidaro šis fermentas? Dėl negenetiškai modifikuotų sojų ir negenetiškai modifikuotų sienų lazdelės fermentacijos. Dėl NATO susidarimo ir sienų lazdelės fermentacijos susidaro fermentas natokinazė, kuris yra šių nuostabių kapsulių sudėtyje. Be to, juose yra bioflavonoidų antioksidantų iš raudonųjų vynuogių sėklų, resveratrolio, taip pat antioksidantų iš tenkelapės kinostemijos unikalaus augalo Kinijoje.
Ir būtent šis derinys suteikia galimybę sumažinti kraujo klampumą, padaryti kraują pralaidų, nepaveikiant jo krešėjimo, kas iš esmės yra pavojinga žmonėms, vartojantiems aspiriną. Čia yra tokių antikoaguliantų, antiagregantų šalutinis poveikis. Tačiau trombolitinės Jurčinfų funkcija išgelbėjo daugybę žmonių gyvybės ir palaiko jų sveikatos būklę. Juos galima vartoti kartu su lindži kapsulėmis, jei vartojate juos po valgio. Vienas Jurčinfų kapsulė, viena lindži kapsulė palaipsniui didinant iki dar vienos lindži ir Jurčinfų kapsulės antroje dienos pusėje. Maksimali Jurčinfų dozė – 2 kapsulės ryte, 2 kapsulės antroje dienos pusėje. Tai yra viskas palaipsniui, viskas lėtai, kad organizmas galėtų prisitaikyti, reaguoti ir kad nebūtų staigių reakcijų į pagerėjimą. Tai yra pradedant nuo vienos kapsulės, po 3-5 dienų galima pridėti dar vieną kapsulę, stebint žmogaus būklę. Atsargiai naudoti, jei žmogus vartoja kokius nors vaistus veikiančius kraujo krešėjimą. Tai yra dalykas, dėl kurio reikia pasikonsultuoti su gydytoju, kuris skiria tokius vaistus pacientams, kurie juos jau vartoja. Ir trečioji produktų grupė yra papildymas. Dar norėčiau pasakyti, kad net jei mes skiriame reguliatorius, valiklius, jie visi turi gebėjimą ir valyti, ir papildyti. Klausimas tik dėl akcentų. Kuris produktas kokį akcentą turi? Bet jie visi veikia 3 kryptimis, bet su akcentais. Ir jei kalbame apie eliksyrą, uolusis sanborėkės skystį, tai 3 brangenybės sielai, dvasiai ir kūnui. Tai yra, kur labai didelis kordicepso lindži kiekis, tai yra padidinta šių nuostabių grybų koncentracija, bet taip pat yra ištrauka iš kalnų juodųjų skruzdėlių tipo Rodžer. Kiekviename buteliuke yra apie 300, taip pat aukštos technologijos produktas. Ir kodėl papildymas? Nes šis produktas apima ir valymo reguliavimą, bet sunkios ligos su imuninės reakcijos sutrikimais, autoimuniniai procesai, tokie kaip degeneracinės ligos, kaip bronchinė astma, reumatoidinis artritas, cukrinis diabetas, autoimuninis tiroiditas ir vaskulitai. Žinoma, toks labiau koncentruotas produktas labai gerai naudoti, derinant su eliksyru ir visa valymo produktų linija. Galima kaitalioti šiuos produktus, bet noriu pasakyti, kad praktikoje naudojant daugiau nei 3-4 produktus nereikia skirti, kad organizmas galėtų reaguoti ir savarankiškai pasiekti reguliavimo situaciją. Nes visų mūsų produktų naudojimo tikslas yra padėti organizmui atkurti energiją ir padėti jam savarankiškai atlikti savidiagnostiką, savireguliaciją ir savipildymą. Ir dar vienas produktas, apie kurį norėčiau pasakyti savipildymui, yra unikalus mineralinis kompleksas, kuris turi kalcio, cinko, seleno ir geležies. Būtent tokia kombinacija suteikia galimybę visus trūkstamus gyvybiškai svarbius elementus, kurie būtini inkstų, imuninės sistemos, hormoninės sistemos ir kraujo funkcionavimui suteikti organizmui, kad jis pilnavertiškai veiktų.
Na, manau, kad galima daug kalbėti ir toliau. Esu jums labai dėkinga. Su malonumu, jei bus galimybė, atvyksiu pas jus. Apie tai galima kalbėti, apie mūsų produktus ilgai. Galima kalbėti su didelė meile, bet esu labai dėkinga korporacijai Veda, dėkinga mokslininkams, tyrėjams, dėkinga mūsų nuostabiems partneriams, kurie turi atsiliepimų, su meile naudojasi, dalyjasi informacija. Ir linkiu jums gerai praleisti jūsų renginį. Ir viso jums geriausio, stiprios sveikatos ir didelės laimės ir sėkmės mūsų nuostabiame darbe. Dėkoju jums, iki naujų susitikimų.